Sveiki, esu Mantvydas Kaukėnas ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie nematomus procesus elektroniniai prekybai. Turbūt apie elektroninę prekybą esat visi girdėję, čia paskutinius 5-7 metus viskas boomina, e-shopai, prekės, paštomatai ir taip toliau, bet aš šiandien norėčiau pakalbėti šiek tiek gal kitokiu rakursu. Norėčiau pradėti nuo to, kaip aš čia atsiradau ant tos scenos iš viso. Čia matote mano kyšančias kojas iš lėktuvo bagažo skyriaus. Čia buvo 2013 metai, baigiau vieną perspektyvesnių specialybių Lietuvoje teisę. Tie 2013 metai dar lik ir po kriziniai buvo, labai lengva buvo rasti darbą. Tai teko krauti lagaminus oro uoste. Na ir kažkaip man kaip jaunam žmogui nelabai tenkino perspektyvos ir šovė geniali idėja. Reikia važiuoti į užsienį užsidirbti. Jau buvau ant lagaminų, kad ir kaip ironiškai skambėtų, bet netikėtai gavau pasiūlymą dirbti mažojoje logistikos įmonėje. Po to sekė kita įmonė, dar kita įmonė, galų gale atsiradau e-komercijoje ir šiai minutėje esu sukaupęs daugiau negu 10 metų logistikos ir sandėliavimo patirtį. Dabar dirbu įmonėje Venipak, esu Head of Fulfillment, tai kaip sakė vedėjas Fulfillmento vadas, bet kas tas Fulfillment? Toksai labai įdomus žodis iš tikrųjų. Teko dalyvauti podcast'e ir manęs vedėja paklausė, Mantvydai, tai kas vis tik tai yra visapusiško užsakymo išpildymo paslauga? Aš toks, what? Tai mes pas save įmonėje nevadinam to visapusiško užsakymo išpildymu, mes vadiname tiesiog fulfillmentu. Tai kas vis tik tai yra? Turbūt visi esat girdėję apie 3PL paslaugą, logistikos centrus ir panašiai. Tai aš iš principo galiu pasakyti, kad tai yra tas pats. Tik. Darbas yra su visai kitokiamis prekėmis. Pagrindiniai užsakymų davėjai yra elektroninės prekybos parduotuvės, prekės yra smulkios, procesai, bendriniai pavadinimai yra vienodi, bet jų įgyvendinimas ir įvykdymas yra visiškai skirtingi, nes prekės yra smulkios, visos integracijos ir viskas yra pritaikyta grinai e-shopo poreikiai, fulfillment sandėliuose. Tai iš principo yra labai panašu, bet prekių segmentas ir prekių kategorijos šiek tiek skiriasi. Tai kada tas fulfillmentas gali būti reikalingas? Kai visi dabar kalba, reikia plėstis, reikia augti, auginti verslą ir panašiai. Tai jeigu jūs orientuoti į, sakykime, augimą, tai reikėtų pasvarstyti apie tokią paslaugą. Kai norite optimizuoti kaštus, kas nenori optimizuoti kaštų, visada reikia taupyti, kad liktų bottom line daugiau pinigėlių. Technologiniai iššūkiai. Jeigu jūsų pagrindinis biznis yra pardavinėti, tai turbūt nelabai norite gilintis į kažkokius tai juodus ir purvinus logistikos procesus, kur žavesio tikrai mažai ir juo labiau investuoti. Kitą kartą pritrūksta ir kompetencijos tą daryti. Jeigu norite pagerinti klientų patirtį, turbūt šitas sprendimas vėlgi galėtų būti jums. Tai kokie verslai labai atitinka fulfillment apibrėžimą? Tai e-komercijos verslai savaime aišku, jauni ir augantis verslai, jeigu jūs tik tai pradedat ir jaučiat, kad užsikabino ir jau auga ir labai faina ir labai gražu, tai turbūt galėtumėt apie tai pasvarstyti, bet apie tai biškelį įsiplėsiu po to. Galbūt jūs esat tradicinis pardavėjas, turit kažkur parduotuvę Vilniaus centre ir galvojat, kad reikia kažkokio papildomo pardavimų kanalo, tai jūs galite tą daryti iš parduotuvės, bet jeigu biškį ūgtelit, tada jau kažkaip gal bėdelė susirinkti kurjeriams siuntas iš jūsų parduotuvės, galbūt ir vietos neužtenka. Jeigu jūsų asortimentas yra didelis
ir tam asortimente yra produktai, kurie susinaudoja, kuriuos reikia pirkti vėl ir vėl ir vėl, tai yra didelis apyvartumas. Kai verslas sprendžia, ką daryti su šitais iššūkiais, tai lūkestis visada būna labai aukštas, kad va, aš čia padarysiu, susipakuosiu, viską pats, čia gal mano pardavėja biškelį laiko, kai turės ten kažką padarys ir panašiai. Jeigu esat startupas, tai galvojat, nu ką, čia po darbo grįšiu, supakuosiu tą vieną siuntą, garažiukę, ryte važiuosi į darbą, įdėsi į paštamatą ir viskas bus gerai. Bet problemas prasideda tada, kai tu turi 10 siuntų, nu gerai, 10 galima susipakuoti po darbo, bet jeigu tu turi 100, įdarbinta žmona, vaikai, katė, šuo ir vis tiek nespėjat, tai reikia daryti kažkokį žingsnį. Arba daryti investiciją į patalpas, nes jūs greičiausiai jau nebeturit kur susidėti savo prekių. Reikia daryti investiciją į žmonės, to žmonės administruoti, tie žmonės serga ir panašiai. Na, bet jeigu vis tik tai pasiryžot eiti šiuo keliu ir daryti tą investiciją, tai vaizdas galėtų būti kažkur maždaug toks. Sėdite savo nuomotose patalpose, apsikrovę dėžėmis, su laptopu, su popieriuku ir taip pat atrodo tas lūkestis, kaip jūs viską gerai darysit. Tai sakykime, galima tą daryti, nesakau, kad reikia, bet tikrai galima, bet reikėtų atkreipti vieną svarbų momentą. Net ir po šito etapo jūs augsit dar labiau ir reikės daryti dar vieną investiciją, nes jums nebeužteks ofisiuko, jums turbūt reikės sandėlio, reikės tam tikrų sistemų, reikės technikos, tam tikrų įrankių ir panašiai. Kitu atveju, jeigu jūs tos investicijos nedarysit, jūsų potencialas gali dingti. Augimo problemos yra malonios, bet augimą suvaldyti irgi yra sunku. Ir augimas kitą kartą gali būti ir nuostolingas. Tai aš esu fulfillment atstovas, mes turim fulfillment centrą, aš natūralu ten dirbu ir panašiai, bet net ir atrodo, esam patyrę ir tai padarome klaidų tam tikrose vietose. Tai norėčiau papasakot keletą istorijų iš gyvenimo, pavadinkim taip. Ir pirma istorija yra tokia, kad kuo čia unikalus šitas atvejis. Mes su šituo klientu dirbam daugiau negu 3 metai, tai yra kosmetika, labai tinka prekybai, viskas atitinka, smagu, gražu. Šis klientas pasirinko mus dėl to, kad buvęs fulfillment partneris netitiko jo lūkesčių. Ko mes neįsivertinom? Mes neįsivertinom, kad tas buvęs partneris persikraustimo metu atsiūs sukrautas prekes bet kaip. Kosmetika turi labai daug specifikos, yra galiojimai, bačai, juos reikia fiksuoti, o tu gauni paletą, kurioje yra 500 prekių, 3000 vienetų, viskas sumaišyta ir tokių palečių yra 200. Natūralu, kad mes neįvykdėm savo įsipareigojimo klientui priimti prekes per tam tikrą laiką, jo pardavimai sustojo, kokie 3 mėnesiai buvo labai įtempti ir galvoju, worst onboarding ever. Ta prasme, realiai norėjau, kad tas klientas dingtų, bet kažkaip susitvarkėm. Tada jau atrodo viskas gerai, jau važiuojam, pasirodo, kad kliento procesai truputėlį galbūt yra pertekliniai, šleivoki, kreivoki. Dar 2 mėnesius užtruko įtikinti klientą, parengti pasiūlymus, kaip tuos procesus reikia keisti, kad komunikacija ar darbas vyktų efektyviau. Dabar su šiuo klientu turim labai gerą santykį. Susitinku su juo, nežinau, kartą į metus. Tai dabar tas klientas sako, kad aš jūsų darbą vertinu pagal tai, kaip mes dažnai bendraujam. Tai suprask, jeigu daug nebendraujam, tai vadinasi dirbam gerai. Kita istorija yra apie nesenai onboardintą klientą. Jeigu atkreipsi dėmesį į apyvartą, tai yra čia metinė apyvarta.
sakykime, tikrai solidu, manyčiau taip. Tai šis klientas turėjo savo 3PL fulfillmentą, taip pavadinkim, pats. Tai reiškia, turėjo sandėlius, turėjo apie 30 darbuotojų, turėjo savo techniką, savo procesus, atskiras sistemas ir vis tiek priėmė tą sprendimą, kad geriau viską atiduoti ir fokusuotis į verslą. Taigi dabar jisai sėdi ofisiuke Vilniaus centre su savo pardavėjų, vadybininkų komanda ir visom kitom operacijom rūpinasi kiti. Tai esmė šitos istorijos, kodėl parodžiau, ne dėl to, kad čia šito vyruko tokie plaukai, labai analogija su klientu ir panašiai, bet esmė tokia, kad niekada nevėlu pasvarstyti, nesvarbu, kokioj tu stadijoje esi. Augimo, ar tu jau esi brandus verslas, nesakau, kad viską turite išoutsourcinti, bet pasvarstyti visada reikia, pasitikrinti visada reikia, nes tendencijos, technologijos, metodikos keičiasi labai greitai. Ir jeigu tu nesispecializuoji tame, tai labai greitai gali atsilikti ir tą potencialą savo operacinį prarasti. Visi turbūt žinot, kad operacijos ganėtinai nemažai kainuoja. Taip, tai turim dar vieną tokį momentą, kad, kaip čia pasakyti, tokia nuotrauka iškalbinga, bet analogija yra tokia. Mūsų biznio šakai, Venipak turbūt žinot, kaip kurjerinė bendrovė, bet pačiam fulfillmentui yra nei daug, nei mažai 8 metai. Šis klientas su mumis yra 7 metai. Augom kartu, nuo mažų sandėliukų ir kliento kiekiai augo, mūsų plotai augo. Tokia meilės istorija buvo iš tikrųjų, kartu gražiai augom, užaugom ir viskas buvo labai gerai. Ir tiesa buvo viskas taip gerai, kad mes nebendrauti pamiršom, bet gal pamiršom duoti šiek tiek dėmesio tam klientui. Na ir natūralu, kai būna kartais, tada pradeda žvalgytis kažkur tai kitur. Ir tų, sakykime, pretendentų į vaikinus ar merginas atsirado nemažai. Tai mes, aišku, pasikalbėjom, išsiaiškinom ir mums baigėsi truputėlį geriau negu šitoj nuotraukoje. Tai esmė būtų tokia, kad nebūtinai nebendrauti reikia, bet bendravimas ir dėmesys nėra tas pats. Tai vis tik savo klientam dėmesį rodyti reikia, nors ir atrodo, kad viskas gerai ir važiuoja kaip sviestų patepta. Tai kas yra tie nematomi procesai galų gale? Tai jeigu atkreipsi dėmesį, jeigu atsimenat pavadinimą, buvo žodis ne įrėmintas į skliaustus. Tai tų nematomų procesų iš principo nėra. Visi procesai yra matomi ir visi procesai akivaizdus. Problema yra tame, kad retas, kuris pagalvoja, kad po tuo akivaizdžiu teiginiu, procesu ar dalyku, kas už to slepiasi, iš ko tai susidaro. Jeigu, sakykime, tai yra prekių kokybės užtikrinimas, jeigu ten kalbam apie sandėlius ir panašiai. Aš gavau prekes, aš jas patikrinu, kažkas tai negerai ir kas tada? Yra atskiri žalų administravimo procesai, yra pretenzijų procesai, tiekėjam, vežėjam ir panašiai. Prekių paruošimas, sakykime, o ką ten ruošti prekes? Nugavau prekes, pasidėjau į lentyną ir siunčiu. Bet iš principo kartais reikia tom prekiam vertimo. Užklijuoju vertimą, kas iš to? Paprasta. Bet tam vertimui reikia teksto. tą tekstą reikia patalpinti ant kažkokio lipduko. tą lipduką reikia atspausdinti. O kas tą lipduką atspausdins? Jūs patys? Ar prašysit kažko, kad atspausdintų? Jei tai darot patys, tai yra
atskiras visiškai procesas, o jeigu jums reikia suklijuoti 100 000 prekių, tai gal ir visą skyrių reikėtų įsteigti. Atsargų valdymas. Jeigu pasidedat paletę garažiukę, tai gal susivaldo tas atsargas, atsidarai duris, paletė, viskas gerai, liuks. Bet iš principo, tai jeigu jūsų kiekiai yra ganėtinai dideli, tas atsargas negali laikyti bet kaip. Tu turi sudėti jas, susandėliuoti su tam tikra logika, jas turi valdyti tam tikras algoritmas, kad jūsų darbuotojai su savo kojytėm mažiau sutrepsėtų žingsniukų ir gale dienos jūs turėtumėte mažesnius kaštus arba padarytume daugiau. Užsakymo apdorojimas. Prioritetai. Gerai, kas yra prioritetai? Turite 10 siuntų, kuri pirma pas tave įkrito, tai tą ir darysi. Bet jeigu jūs esate augantis verslas ir didelis verslas, labai atsiranda daug išimčių. Tikrai ne visada pirmesnis užsakymas turi būti išsiųstas pirmas. Tikrai tų išimčių gali būti labai daug. Pradedi ypatingai dirbti su verslais, ne fiziniais klientais ir panašiai. Užsakymo apdorojimas. O kas tai yra? Surinkimas ir pakavimas. Paėmiau prekę, įdėjau į dėžutę, užklijau, uždėjau kurjerinį lipduką. Done. Bet iš tikrųjų tai slypi labai irgi daug procesų. Kaip tuos užsakymus renki? Renki iš lapo, ar turi kažkokią sistemą, renki su skeneriu, su pick by voice, ar kažkokiais kitokiais būdais. Kaip tu tuos užsakymus pakuoji? Ar tu naudoji kamšalą burbulinį, ar kukurūzus, ar dėžutę? O kodėl tokia dėžutė? Storesnė, plonesnė. Ta dėžutė kainuoja, tai yra tavo kaštai. Tu turi standartizuoti pakavimo vietą, kad žmogus nesisuktų ten ratais ir nebėgiotų, kad tą darytų efektyviau. Tai atrodo paprasti dalykai ir visiškai turbūt akivaizdus, bet kai bendrai kalbam apie tuos procesus, dažnas apie juos tiesiog nepagalvoja. Na ir paskutinė dalis, sakykime, kaštų prasme viena svarbiausių dalių, sakykime, turbūt greičiausiai vidutinis fulfillmento verslas išleidžia antrą tiek, kiek išleidžia sandėliavimui ir užsakymų paruošimui, transportavimui. Tai, o kaip jūs siūsit prekes? Gerai, pasirašėt kontraktą su viena kurjerinė tarnyba ir siunčiat, bet taip neveikia. Galbūt viena kurjerinė tarnyba mažą dėžutę išsiunčia pigiau, kita išsiunčia didesnę pigiau. Galbūt trečia kurjerinė tarnyba jums paletę pigiau išsiūs. Ir tą turi kažkas tai valdyti. Vat kaip išsiūsi savo užsakymą, kad savo kaštus naudotum efektyviai. Taip, jeigu 10 užsakymų, gali suvaldyti žmogus. Jeigu tu turi 1000 užsakymų, žmogus to nesuvaldys ir jūs šitoj vietoj tą potencialą prarasi. Tai pabaigai norėčiau tiesiog pasakyti ir palinkėti, kad nebendraukit su savo klientais, nebendraukit ne dėl to, kad nenorit, o nebendraukit dėl to, kad tiesiog nereikia bendrauti. Nes tai dažnu atveju yra indikatorius į jūsų kokybę. Taip pat nemaišykit bendravimo ir dėmesio klientui. Klientui dėmesį rodyti reikia visada, net jeigu ir iš pažiūros atrodo viskas gerai, tai tą darant ateityje galite išvengti daug nemalonių pokalbių ir problemų. Tai ačiū už dėmesį, tikiuosi, kad jums neprailgo ir lauksiu klausimų. Mantvidai, mes neturim klausimų iš slaido, bet aš pats turiu man pačiam asmeniškai tikrai įdomų ir rūpinti klausimą. Pavyzdys su klientu 30 su viršų milijono apyvarta, kuris nukirto savo sandėlio veiklą.
Ar jūs bandėte skaičiuoti, kiek, į ką jam tai išvirto pinigais? Nes aš bandau pagauti, kur yra ta galutinė nauda klientui, ar tai yra sutaupyti pinigai, ar tai yra tie patys pinigai, bet suefektyvinti procesai ir sutaupyti pinigai per tai, ar tai yra tiesiog galvos skausmo nusiėmimas, ką tuo atveju jūs išgelbėjot? Tiesiogiai, faktas, kadangi klientas ganėtinai jaunas, pas mus matė 3 mėnesiai, tai ir pasiūlymus reikia skaičiuoti, tai jau tikrai nesakė, kiek jau čia tiksliai sutaupys, bet jeigu etatų prasme, tai 60% mažiau etatų mums reikia apdoroti kliento operacijas, negu reikėjo klientui pačiam. Tai tikrai, manyčiau, yra ženklus skirtumas. Jeigu kalbėti apie tos outsourcinamo fulfillmento privalumus, kur yra fulfillmento partnerio jėga, tai mes kalbam apie masto ekonomiją, specializaciją ir ekspertizę. Ar yra dar kažkas, tai, kas nusveria svarstyklės jūsų pusę? Pagrindinis gal momentas verslam yra fiksuoti kaštai. Tu, jeigu darai pats, tu turi fiksuotus kaštus. Jeigu yra sezoniškumas, kyla, leidžiasi, jeigu tu turi infrastruktūrą, tu nuomos moki greičiausiai tiek pat, tu šildymą moki, tu darbuotojus turi išlaikyti. Tai reiškia, kad fiksuoti kaštai visiškai nekoreliuoja su tavo užsakymų apimtimis. Jeigu užsakymai krenta, tavo fiksuoti kaštai nekris. Ir visi šiais laikais labai nori to išvengti. Puiku. Ačiū labai. Dėkui.